Labai nepopuliari tema. Labai nemėgstama gvildenti tema. Mano klausimas būtų, ar esate susidūrusi su savo tėvų ginčių sprendimu? Kaip jiems padėjote? Gal pastumėjote skirtis? Esu vyriausia dukra, todėl tik manęs jie abu klauso. Pagrindinė bėda tėvo alkoholizmas ir mamos priekaištai jam. Jie santuokoje virš 30 metų. Taip, tai dabar iš tikrųjų visą laiką yra bėda alkoholis ir kai atsiranda santykiuose alkoholis, pagalba yra praktiškai neįmanoma. Sakykime, iš tos jau santykių pusės neįmanoma. Nes santykiai, šeima, joje negali būti alkoholio. Nei per kur. Ten kai kuris juokaujant, tai jeigu abudu geria, tai gulu geria. Taip, tai čia degraduoti abiem galima. Tai variantas. Bet aš nemanau, kad tikrai, kaip mylinti dukrytė, tu nieko prieš, kad abudu tavo tėvai nuodytųsi ir siektų greičiau, kai sakant, anapilin iškeliauti. Dabar ką mano manimu reikėtų daryti, tai reikėtų, kad tėtis suprastų, visą esybę suprastų pasekmes savo pasirinkimo, tai yra pasirinkimo turėti tokią priklausomybę, būti alkoholiku. Reikėtų, kad jisai suprastų, kad jisai yra alkoholikas, nes vėlgi kalnas ir vyrų, ir moterų, aš saikingai, aš ne alkoholikas. Ne, alkoholikas. Alkoholis yra narkotikai ir tai yra, visi, kas nors kiek yra geriantys, visi yra narkomanai šioje srityje. Taip, kad čia apie tai net diskutuoti nėra prasmės. O dabar ką tėčiui, tai sakau, tėtis pirmiausiai turėtų pajusti labai ryškias pasekmes. Tai jūs ką galite su mama padaryti, tai pasirūpinti, kad jisai pajustų bjaurias, aštrias pasekmes jo alkoholizmo. Ir viskas, kad jisai pajustų, kad jam yra šikna. Kai jisai pajus, kad jam yra šikna ir kai jisai suvoks, kad vis tik reikia lipti iš tos duobės ir kai užsimanys pagyti nuo alkoholizmo, tada galima bus kažko siekti. Kažko siekti, kažką susitarti, kažką išmokti, kažką sužinoti ir kažką daryti. Mamos priekaištai jam, čia yra ne priežastis. Čia ne priežastis nei skirtis, nei kažkokių tai ten, supranti, imtis priemonių, nes, pavyzdžiui, aš nematau dėl ko. Mamos priekaištai jam, tai jeigu jis alkoholikai, vienintelis jos gynybos būdas priekaištai, o toliau išimkit jūs iš alkoholį iš šitos poros ir viskas susitvarkys. Prasme, nežinau, pirmiausiai jisai turi pamatyti, kad jam šikna ir jisai antras žingsnis jis turi užsimanyti iš tos šiknos išlipti. Tai dukrytė, aišku, vėlgi ant tavęs užkrauti tokią atsakomybę. Ar tu turėsi tam laiko, nes tikiuosi, tu turi savo šeimą ir turi savų reikalų. Čia mamytė turėtų užsiimti tėvelio gydymu. Bet, žodžiu, aš matau vienintelį būdą. Galbūt kas pasiūlys kažką kitko. Nežinau. Bet pirmiausiai turit išgyvendinti alkoholį iš jūsų šeimos.